Sveiki, mėlyjeji, jau mūsų antras šiandieną epizodas mūsų podcast'o Be tabų. Tai žodžiu, vėlgi šiandien sugalvojom tokią labai įdomią temą, nes iš tikrųjų žinau, kad daugeliui šita tema yra be galo įdomi, ypač einant ezoteriniu keliu arba pradėjus domėtis, arba kai kurie iš jūsų esate susidūrę su šitu, bet galbūt negavote kažkokio tai paaiškinimo. Tai šiandienos tema yra viskas apie dvasias, poltergeitus ir visus šitus tokius įdomesnius dalykėlius. Tai va. Sveiki visi. Sveiki. Tai šiandieną pradėsime kalbėti apie dvasias, papasakosim šiek tiek iš ezoterinės pusės, kas vyksta po mirties, kaip viskas vyksta, apie žmonės, kurie gali palydėti tas sielas, į sielų namus, kokia energetika būna ir kaip pastringa siela būtent namuose po mirimo, kodėl pastringa, ką jos gali padaryti, nes kai kurios sielos net jos gali ištraukti iš gyvų žmonių gyvybės, dėja. Ir iš tikrųjų be galo daug istorijų įvairiausių. Ir jeigu turit kažkokią tai labai tokią įdomią istoriją patys ir norite pasidalinti, tai paliksiu čia apačioje mūsų e-mailą, į kurį jūs galėsite rašyti ir pasidalinti savo istoriją. Be abejo, kad konfidencialumas visą laiką yra garantuotas ir mes tik tai paskaitysime jūsų istoriją, nes tikrai manau, kad klausytojai irgi norėtų išgirsti kažkokių tai ir jūsų pačių istorijų. Tai va, Laura, mes buvom vakar, ar kada užvakar šnekėję būtent apie tai, kaip pastrigimai tie tokie vyksta. Taip. Po mirties ir tie būtent poltergeistiniai, kurie gali, kokia tenais energija, kurie gali atidarinėti jų stalčius, atidarinėti spinteles, atidarinėti tenais įvairiausias netgi skrynes kažkokias, tai kaip tie vyksta. Jie tiesiog pastrigusios tos sielos yra. Visiškai. Kurie, pavyzdžiui, prisiriša prie vietos, tarkim, prisiriša būtent prie namų, prie artimųjų netgi prisiriša. Nesvarbu, kad namas būna kartais parduotas jau, kiti yra šeimininkai. Būna, kad jie, supiktybėja netgi. Nes tipo nepripažįsta juos kaip šeimininkus. Tada tokie jaučiasi tokie agresyvesni veiksmai jų. Žmonės išsigąsta. Ir tai yra normalu, iš tikrųjų, ir kreipiasi į specialistus, kaip visą šitą poltergeistą išvaryti. Tiesiog jiems padėti išeiti. Nes būna tokių atvejų tikrai gąsdinančių. Ir mes, kai su tavim kalbėjom irgi, tai man tas dvasių pasaulis yra nesvetimas, toks būna kartais, kad aš in between, ta prasme, aš jaučiu labai. Tarp pasaulių. Tarp pasaulių, ir kai pradėjom kalbėtis, man netgi parodė pagal spalvas, kad skiriasi. Va tie poltergeistai, jų ta spalva tokia tiršta yra, tokia juoda, tokia grafitinė spalva, nėra juoda jinai, bet tokia tamsiai pilka spalva ir jinai tiršta yra. Bet iš tų pilkųjų pasaulių, tos paskui yra neramios tos dvasios. Yra tie kiti dvasių pasauliai irgi, jie jau šviesesni. Visas šitą ir dabar man rodo prieš akis, matau. Visiškai. Pas tave, Lina, irgi yra pasidalinimų tų tokių susidūrimų su tokiais dvasių pasaulio tais girdėjimais, matymais kažkokių tai dalykų. Jo, labai norėčiau pasidalinti situaciją, buvo vieniem žmonėm, tarkim, vienas vyras buvo prie mirties labai stipriai ir tame name buvo pastrigusi dvasia, jinai buvo šeimininkė to namo ir paaiškėjo taip, kad ta pastrigusi dvasia pasiėmė visą gyvybinę likusią energiją ir kad pakiltų pati į tuos vibracinius namus. Ir tas žmogus, jisai gal dar būtų gyvenęs apie 2 metus, kai buvo parodyta, jis tiesiog mirė, nes iš jo pasiėmė, nes tai yra labai tie pastrigimai, pastrigusios dvasios, jos tiesiog ima iš gyvųjų tą energinę, gyvybinę energiją.
Bet kaip tu mini, Lina, 2 metai likę buvo tam žmogui Taip, negyventi? jam buvo parodę, nes jisai dar būtų iki 2 metų gyvenęs, ne? Jeigu iš jo nebūtų paėmusi tą pastrigusią dvasią, tai tiesiog taip gavosi. Nes dvasios kartais prisijungia prie tokių jau, kaip sakė, kurie silpnesnių, galbūt sergančių žmonių, nes jie pramuša jų energetinį lauką. Prie sveiko žmogaus visiškai tokia dvasia, jinai daro poveikį, jinai daro kažkokią gali įtaką, gąsdinti tenais ir visą kitą, bet jau, kai žmogus yra silpnesnis, toksai senyvesnio amžiaus žmonėm, paskui įvairiausiam ligonėm, kurie serga, turi kažkokių tai nustatytų įvairiausių širdies galbūt ligų, ten įvairiausių, kokios tik tai gali ten tos ligos būti, tai prie tokių. Silpnas, tiesiog. Visiškai tas laukas jų energetinis jau visiškai susilpnėjęs ir tada prie tokio žmogaus gali prisijungti. Taip, tai paankstina jo mirtį, išėjimą. Tai taip, nes tada taip ir gavosi tiesiog, kad išėjo, tiesiog žmogus išėjo. Iš tikrųjų, tas labai svarbu yra, kad po mirties žmonėm netgi patiems suprasti ir kaip elgtis, daleiskim, tikrai yra turbūt mūsų klausytojų tarpe, kurie klausys galbūt šitą podcastą, ir šiuo metu yra slaugo kažką, tai galbūt kažkas neužilgo išeis, gal sergantis tėveliai yra, ar tai kažkas tai iš artimųjų. Ir kaip žmonės labai dažnai klausia, kaip geriausiai pasielgti tokiu atveju, kaip geriausiai tame išėjime ir visa kita, tame gedėjime tokiame, kaip geriausiai pasielgti žmonėm iš tikrųjų po tos jau mirties. Šiaip tai aš esu girdėjusi, kad rekomenduojama kremavimas, jisai pilnas, nes to žmogaus laidojimas, tarkim, į tas kapines visą kitą, labai dažnai po to pastringa sielos, tas kai būna būtent laidojama ir tas labiau buvo iš tikrųjų pasireiškia būtent su krikščionybės atėjimu, nes prieš tai pagonėse labai plačiai tikėjo tais dalykas, kad reikia kremuoti kūną, deginti tą kūną, nes ir arba ten į vandenį paleisdavo, Azijos tokios šalys, jos aplamai būtent į vandenį paleisdavo, bet tai nebūdavo, kad tiesiog mirusius žmonės laidodavo į žemę tiesiai. Tai labai labai daug būtent ir Baltijos šalyse pagonės, ir pati Airija, visur anksčiau degino. Ir dabar dauguma jau degina. Labai mažai retai, kad jau laidoja pilną kūną. Bet pavyzdžiui, dabar, kai tu paminėjai paleidimą į vandenį, tai tas pats kaip ir, tarkim, įkasti žemę tą kūną. Bet čia buvo istoriškai Azijoje labai populiaru. Vikingai darydavo taip, kad sukurdavo tokį, kaip laivą, pavyzdžiui, jeigu karys toksai tenais mirdavo ir visa kita, tai laivas būdavo, jį apdėdavo su juo ten to kardu ir su visais tais jo tenais atributikom, kailiais tais ir visa kita, pridėdavo ten, man atrodo, paukotų vištų, ten lyg tai ožį ar kažką, ir tada, kai jau jisai nuplaukdavo daug toliau, jis sušaudydavo su tom, žodžiu, nes jis apipiltas būdavo ten kažkokiu skysčiu, kad jisai sudegtų visas vandenį ir vandenį pasiskirstytų tie visi pelenai. Tai taip kažkaip man atrodo humaniška, bet kaip tu prieš tai sakėjai, kad iš tikrųjų dabar tai pagalvojau, jeigu šiaip išleisdavo į vandenį, tai tas toksai taip įdomiai, nes, aišku, žuvis ten suėda, bet vėlgi toksai nelabai gal humaniškesnis. Bet kitas dalykas, ką norėjau pakalbėti apie tą tokį pastrigimą, kad, pavyzdžiui, žmonės, aš suprantu, kaip yra labai skaudu toje netekties akimirkoje, kaip žmonės tikrai rauda ir aprauda tą giminaitį savo, dabar jau šiais laikais tikrai niekas nelaiko 3 parų, to, kaip sakant, mirusiojo pašarvoto, šarvojimo salėse kaip anksčiau, bet vis tiek tai yra toksai, kuo daugiau žmogus skausmo to išleidžia, kuo daugiau jisai tarsi nenori susitaikyti su to žmogaus išėjimu, aišku, ypač kai jį skaudžius avarijos kažkokios tai būna ir visa kita, tikrai tai yra sunku padaryti, bet iš tikrųjų, kas vyksta tame kitoje toje erdvėje, žmogus, tas ypač tie staigiai, kurie mirė, yra avarijoje ar kažkoksai darbe nutikimas, ten nukrenta nuo stogo,
jie nesuvokia net, kad jie mirė yra. Taip. Ir kai jie girdi ir mato artimųjų skausmą, jie eina Taip. guosti juos, jie galvoja, va aš čia, ne? Taip. Ir taip jie silpsta. Ir man atrodo, lyg tai yra 3 dienos jiem išeiti, sielai išeiti, ne? Kad iš čia, kad harmoningai, kad jinai dar turi resursą, kad galėtų pakilti į žemės ir pakilti į savo tuos sielų namus. O jeigu jinai pastringa, jeigu mato artimuosius, kurie labai gedi, pergyvena, jinai senka jos jėgos ir paskui jinai nebeturi jėgų pastrigti. Tai yra pakilti. Nes esu net girdėjusi, kad siela tiesiog jinai lieka kaip skausme, nes kaip netekus irgi savo artimų ir jos negirdi ir taip toliau, ne? Tai jinai gaunasi, kad irgi strigdinasi, nes skausmą mato artimų ir jinai pati traumuojasi. Dėl to, kaip sakai, išsilpsta dar labiau ir nebegali pakilti. Irgi vienas iš tų yra dalykų labai stiprus. Ja, taip toksai dabar net tas buvimas aplinkui, taip kažkaip, tai tas šalia toks atrodo prasivėręs, kažkoksai va toks kaip dvasių tas pasaulis, ane, ir pradeda netgi, prie čia tiesiog eiti ir atrodo netgi rodyti, kaip viskas vyksta ir kada tampa tos dvasios poltergeistais, pavyzdžiui, realiai pastebėk, pradėjo vertis, toksai atrodo jausmas, kad jos pradėjo rodyti, kaip įvyksta, jos poltergeistas, kaip būna, tas toksai pats pikčiausias, ne, kada žmogus realiai atsisako arba prakeikia kažką, prakeikia savo giminę prieš mirštant, ne, ir jie pastringa tam, kad jie juos kankintų. Nes atsimenu, pas mane kažkada buvo toksai dalykas, kad aš buvau sakius, jai ir dabar buvo taip, kad jeigu nevykdys mano norų, kaip aš mirsiu, kad tenais, ne, kad aš nenoriu būti laidojama jokių kunigų ir visą kitą, kad aš vaidensius, tol, kol mane jie tinkamai ten sutvarkiai, žinai. Iš tikrųjų, yra dabar tie prakeikimai, kaip pats mirštantisis prakeikia savo vaikus, prakeikia, pavyzdžiui, tenais namus, kažkokius žemės prakeikia ir jie pastringa ir jie tampa tie, kurie tiesiog tenais vaidenasi. Taip, visiškai piktieji. Jo. Ir negali, jie nebemato išėjimo, jie galbūt jau ir pavargę yra, ne? Ir jie nebeturi išėjimo, jiems tiesiog reikia padėti išeiti, nes jie kenkia ir labai kenkia. O kai miršta sielos, kažkaip atėjo, tiesiog klausiausi jūsų, ne? Man atėjo ne per raudą, aš suprantu, kad yra labai sunku, kuo ramiau paleisti tą sielą, kuo ramiau reikia išgedėti, turiuomenį, netgi galima ir susijungti, iki kalbėti su siela. Galbūt ne visi jaučia, bet tiesiog su tuo žinojimu ir ramybę išleisti, išlydėti sielą, paleisti. Bet čia ir nuo senų laikų yra tas, kai sako, ilsėkis ramybė, ir ten angliškai rip in peace, tai ir yra, kad tu turi palikti sielą visapusiškai ramybėje. Tengi dažnai būna ta didelė problema, kai pradeda ar kaltinti, ar prašyti, ar padėkti, ar taip toliau, ar raudoti išvien, ir ta siela grąžina, gal jie dar labiau strigdina. Pastrigdina, pavyzdžiui, mamų raudos, žinai, tarkim, aišku, tai yra labai skaudu, ne, reikia laidoti ir, žodžiu, tos mamų raudos ypatingai, nuotraukas laiko, rauda, kodėl, klausia, žinai, tai ta siela, jinai ramybės neturi. Mes, žmonės, jie yra truputėlį tokie, žinai, kaip ir pasakyti, egoistai, ne, jie rauda, nepaleidžia, bet reikia pagalvoti ir apie tą pačią sielą, kad leisti jai išeiti, ilsėtis ramybėje. Bet čia vėlgi žiūrėk, kad kažkada ir darant tą sesiją, ne, ir buvo, kur aiškiai parodyta, kur ant kapinių, ten maža mergaitė mirusi, ir ten ir žaisliukus nešė, ir dviračius, visokius rūžavus ir taip toliau. Ir kaip ta siela strigdino, kad jinai tiek laiko buvo pastrigus, kad jinai negalėjo nei pakilti, nei būti ramybėje, ir jinai tiesiog net ant to pačio kapo, jinai neturėjo ramybės. Taip, jie ten valių sukūrė buvo. Taip, jie keitavo.
Ir dar net kažkas ir net nepažinojo tos mergaitės naujai gimė ir vis tiek visi eidavo, kalbėdavo, ar kitur žiūrėkit, ar valgo ten atsisėdė. Kapinės nėra nei pasivaikščiojimo vieta, nei pasibuvimo, joje turi būti ramybė, palikti sielas ramybė. Ir lygiai taip pat, ne, kaip esu girdėjusi, gimtadienis mirusio žmogaus eina į gėlių neša į kapinės. Jokių būdų negalima. Žmonės sumaišo tą realybę, kas iš tikrųjų yra kapinės, kaip jas reikia gerbti, kaip reikia mirusiuosius gerbti ir realiai palikti ramybėj. Tikrai taip. Jie patys ateis, jeigu norės duoti žinutę ar duoti žinutę, jie duos žinutę. Bet žmonės sumaišo, nes aš tikrai žinau, kad gimimo diena žmogaus, kur buvo, jinai nebėra jo gimimo diena. Ir jo ta diena, kaip jis buvo gimęs, reikia tiesiog pamiršti, kaip tik neiti kapines. Tai visiškai. Visi šitie dalykai, tie tokie prisiminimai ir visa kita atrodo žmonėm, kad čia labai svarbu, kad aš reiškia, jeigu aš jų prisimenu, ne, tada aš jį tikrai labai mylėjau, bet va, tas ir yra toksai sumaišymas, kad gyvuosius reikia prisiminti, paskambinti, su gyvais bendrauti, o ne tada, kada miršta, tada jau ir tą važiuoti, ir tą ale pareigą atlikti, bet ta pareiga tai nėra gerai, tai yra trukdymas kiekvieną kartą, trukdymas iš viso to pačio mirusiojo. Ir vat kaip man iš tikrųjų buvo toksai šokas, aš tikrai nesuvokiau ir nesupratau svarbos neėjimo į kapines iki tol, kol aš nepabuvojau vat šiais metais tada, kai buvom Škotijoje. Ir kai tenais turistus realiai padarytas, tos kapinės padarytas turistų saitas ir žmonės su gidais veda tūkstančius realiai turistų per dieną į kapinės ir įsivaizduoju visi, kai arkliai tas Tai įsivaizduoju pasakojo gidė, vat mes tenais ėjom Hario Poterio, kažkaip aš tikrai net nepagalvojau absoliučiai, pas mane net minties kažkokios nebuvo ir neperskaitėm tenais nei to žodžio bukletuko, nei nieko, kad mes tenais eisim į tas kapinės. Ir žodžiu, jau susitikom su ta gidė, ten pilna dar kitų gidų, kitas grupės ten veda ir einam mes. Ir jinai pasakoja, va čia prie šito kapo, čia kada prasidėjo tas Hario Poterio, ta rašytoja pradėjo rašyti, čia dabar uždėtas va žalias tinklas, dėl to, kad nuo žmonių antplūdžių ir visi, kad ateidavo fanai ir čia fotografuotis ir visa kita, kaulai iškilo, tiek sutripė žemę, kaulai iškilo. Tai tos kaulus visi įkasinėdavo, kiek gyvūnų ištampė tos kaulus, jau kiek nespėjo paimti tenais ir visa kita. Ta prasme, ir tose va čia tais šitas čia įžymus rašytojas, čia prasigėręs karalienės, tenais kažkokios ten buvo, anksčiau prieš tą tenais poetas pats, kur buvo labiausiai tenais neįžymus ir visa kita irgi sako, kad čia kapas, bet girtas, ten kažkas jį gal visai kitur padarė. Ir padarė iš tų kapinių tokį šou, kad supranti, trypia tuos kapus, nes čia Anglijai nėra taip, kaip Lietuvoje aptverta tvorelėm ir visa kita, tai yra tik antkapiai tokie dideli padaryti, ne, ir yra, aišku, masonų kapai, tenais jau tenais didesni, tie mauzoliejai tokie padaryti, į tenais nelabai įeisi. Tai netgi buvo taip, kad pasakoja jinai, kad buvo kažkurį laiką uždrausta eiti į kapus ir kai kurie ten tie sums vadinami, tie užkalti jau yra, nes todėl, kad dvasios pradėjo vaikyti turistus, pradėjo jas čiupti už rankų, pradėjo pas juos atsirasti įvairiausios mėlynės, pas jautresnius, pas vaikus ir visa kita. Ir paskui praėjo, jau dabar atseit vėl nauji laikai, niekas dvasiom nebetiki ir vėl davai visi dėl pinigų po tas kapines. Aš tenais, kaip buvau, man gaila visų tų, realiai, kur tiesiog tu tripi, jie man galvos ir tūkstančiai per dieną turistų tenais praeina pro tas kapines. Tai reikia pagalvoti iš tikrųjų, kokia yra nepagarba visų pirma mirusiajam, ne? Taip. Jo tenais nėra, jo tik tai kūnas, bet jeigu net kaulai išeina, tas žmogus nuo pat pirmų dienų jau neturi jokios to ir kviečia, visi kalba, visi garsiai, kvatoja, kiti to žmogaus nekenčia, kiti jį ten myli, kiti jį dar ten dievina, dar kažką. Negalima taip, reikia mirusiosios ir palikti ir paleisti juos visiškai, kad jie ramiai ilsėtųsi ir kad nebūtų tokių visų dalykų. Ir tada tikrai atsiskirs tas pasaulis irgi, ne, tos dvasios iš tikrųjų, nes žmogus gyvas, jisai viską pridaro. Tokius dalykus, aišku, retais atvejais būna tie poltergeistai, kur vat, irgi gyvas žmogus, jisai prieš mirtį prakeikia kažką, tai irgi jisai padaro ir pats pastringa, ne, kaip dvasia, ir kita. Bet
tiesiog atskirti tuos pasaulius, kad mirė, reikia leisti išeiti, nes jisai reinkarnuos, jisai kitą gyvenimą norės gyventi, ar norisi, kad jisai būtų pastrigime ir negalėtų, kito gyvenimo gyventi. Bet kiek tokių, Laura, yra pastrigusių, kaip ir kalbėjome, yra taigi specialiai padaryti tie kalėjimai, kad tu gali per naktį pasilikti, jeigu tu nori, kad išgirstumai, kaip vaidenasi. Arba yra kiek pilių atrestauruotų ir jie žino sąmoningai, kad ten vyksta šitie visi dalykai ir žmonės pasilieka, moka pinigus tam, kad kažką tokio patirtų, pamatytų ir visa kita. Tos sielos jau yra pačios pavargusios ir jos nori išeiti, yra pastrigusios, bet jos nežino, kaip išeiti. Bet ir kaip kalbėjai apie pubą, netgi pube, įsivaizduojat, yra pastrigdintos sielos. Taip, visiškai. Bet tai dar yra, žiūrėkit, kaip ir papildomai, aišku, pagal religijas, bet ir būna, ten metinės, ten metai, 5, ten 3, ir vis tas sielas kalba apie jas ir visą kitą, ir vis ten jas prisitempia vėl, kad atsiminimai, kad tas anas, bet dažnai būna ir kaltinimai, nes žmogus, jisai ne vien pagarbą jaučia mirusiam, tai ir nepykanta, tai pykti, tai kodėl tu išėjai. Aš, pavyzdžiui, irgi žinau, iš vienos moters, jinai neteko sūnaus, ir liko vienas tik tai kitas sūnus, ir tas sūnus kaltino tą kitą sūnų, kuris jau išėjo, kodėl jis mirė, kodėl jis paliko ir jis negalėjo jam atleisti. Tai, tiesiog labai traumuota situacija ir pas tą moterį, jinai visaip jau bandė ir sūnų atkalbėti ir visą kitą, ir pati išsako labai, nes jau tokia gyvybinė energija labai matėsi sankant jos, ir lygiai taip pat, aišku, sielai, nes ta siela neturi ramybę, nes tiesiog žmogus kaltina, kodėl tu žuvai avarijai. Tai tiesiog irgi tai žuvai avarijai, Lina, bet yra ne, aš kalbu apie tą būtent žmogų, kur brolis kaltino kitą brolį, kuris žuvo. Tai va tiesiog, irgi. Tai žuvo, o įsako, aš norėjau pasakyti, kiti išeina savo laisva valia pasikarė. Žuvo tai avarija, bet yra kiek dabar paskutiniu metu buvo, kad išeina savo laisva valia. Šiaip jo, ir Lietuva yra viena iš tų šalių, kur daugiausiai savižudybių čia yra, ten ar vaistai, ar pasikarimai, ar taip toliau, čia yra iš vis tema baisia. Taip, avarijos tai vyksta, tai būna jos atsitiktinai, o čia pasiemas, jisai reiškia skūrė, nes tą visą situaciją ir padarė šitą dalyką, išėjo pats, o net nepagalvoja, kad rauda ir mama, ir brolis, ir visa kita, ir būna, kad tikrai artimieji pyksta ir nepaleidžia, ir laiko pykti. Taip, ir kodėl klausimas, kodėl netėjai, kodėl nepakalbėjai, kodėl nepabuvai, kodėl tą, ir va tas atrodo tam žmogui, kuris, aišku, čia vėlgi įvairiausių yra situacijų, kada žmonės tai padaro, aš pati praradus esu tėvą, būtent jisai irgi pasikorė, tai labai suprantu visus šitus dalykus, bet va toksai kartais žmogus, jisai galvoja, kad jisai palengvins savo situaciją, pasikardamas ir pasidarydamas, kiek man truko, realiai išlaisvinti tėvo sielą, kad jisai iškeliautų, nes jisai buvo pastrigime, jisai kentėjo, jisai kentė dar labiau, atrodo kūnas, tai jisai palaidotas yra, bet pavyzdžiui pati siela, jinai tiesiog pastrigus, jinai kenčia, jinai negali pakilti niekur, jinai negali išeiti. Ir taip pat lygiai artimieji visi, irgi tas pats, tas kaltinimas iš pradžių, kodėl negalėjo kitaip būti, kodėl negalėjo tas ar anas būti, tai visi šiti dalykai iš tikrųjų jie irgi nepadeda. O kaip pat išeiti žmogui iš tokios situacijos skausmingos? Kaip jūs galvojat? Ypatingai mamai, tarkim. Laura, iš tikrųjų labai skaudi ir sunki tema, jau čia aplamai kalbos nėra, čia, kai sako knygui, man atrodo, net ir teorijos tokios nėra, nes tas vidinis darbas čia jisai su savim, nes čia yra tikrai, žodžiais neįsakys, kiek yra sunku. Mamom, tėvam iš viso, laimėti savo vaikus yra pats baisiausias dalykas, neturėtų tai būti, pagal viską neturėtų tai būti, mes galėtume čia sėdėti ir postringauti viską, kaip sielos pačios pasirinkę visas šitas ir mama
patirtį tokią pasirinkus, kad jinai to sūnaus ar ten dukros anksti neteks, lygiai taip pat ta siela pasirinkus buvo susiplanavus irgi išeiti pati, viskas yra vis tiek suplanuota, ne? Bet jeigu žiūrint iš asmenybės jau perspektyvos, ne, ir žmogiško to faktoriaus, tai iš tikrųjų pirmiausiai aš, jeigu ką daryčiau, aišku, nenorėčiau, kad taip man kažkada atsitiktų ir kad pasitikrinti ar tikrai, bet pirmiausiai jaučiu, gal aš kokiai savaitei laiko realiai prigerčiau kokių raminamų vaistų tam, kad tiesiog žinau, kad per savaitę laiko išeina visiškai siela, ne? Kad rami būčiau kažkaip tai. O paskui jau pradėti su visu šitu jau, kaip sakant, dylinti po truputėlį. Tai gal aš taip daryčiau. Nors anksčiau, dar prieš, sakykime, gerus 3-4 metų, kadangi aš turiu vienintelį vaiką, ne, anksčiau aš galvodavau, kad jeigu mirtų jinai, aš mirčiau kartu. Bet kadangi aš dabar žinau, kas vyksta po to, kad tai nėra gerai, ir aš aš nei paskui ją nenueičiau, nei aš ten susitikčiau su ją kaip siela, nei aš dar kažką, tiesiog tai būtų mano kažkoksai pastrigimas ir aš ten kankiniai kažkokioj ir tiesiog eičiau aš pati į regresą paskui vėliau, vietoj to, kad eičiau į kažkokį progresą ir kitam gyvenime gal aš susitikčiau vėl su ją, ne? Tai tikrai aš anksčiau galvodavau, kad jeigu netekčiau dukros, aš tikrai kartu mane turėtų laidoti. Man buvo tokia baimė, dėl to man ir kilo. Man anksčiau, atsimenu, buvo tikrai tokia baimė, labai didelė baimė buvo, man kėlė, tiesiog, nesveikai kėlė. Aš paskui pradirbau visą šitą dalyką. Tai yra tikrai, aš iš pradžių galvojau irgi, kad aš, išeičiau kartu. Dabar, kai aš suprantu, aš nepadėčiau. Ir pati pastrikčiau, ir tas vaikas pastriktų. Faktas. O ką Jūs manote apie nuotraukas, nesgi dažna problema pas žmonės yra, nes realiai nežino nei ką su daiktais daryti, nei ką su nuotraukom, laiko nuotraukas, tas juodas juostas uždeda ir rauda tiesiog, aišku, tas skausmas jis yra nepaaiškinos, koks yra tas vidinis, bet kaip iš tikrųjų veikia pačias sielas, tos nuotraukų laikymas ir verkimas prieš jas. Nuotraukų laikymas tas, kur rėmeliuose yra su tuo juodu išrištu kaspinu, tai čia tikrai no yra, tikrai šito negalima daryti tol, kol prie karsto ar prie urnos būna, tai taip, bet namuose tokio dalyko neturėtų būti ir jokių altorėlių tų tokių neturėtų būti. Kas liečia nuotrauką šiaip, kaip žmogus sveikas buvo kartu tenais ir visa kita, tai jos tikrai nieko absoliučiai blogo nedaro. O šitų, pavyzdžiui, kurios yra prie karsto, kur aš atsimenu, aš turėjau irgi tų nuotraukų prie močiutės, prie deduko irgi karsto, tai aš jas visas sudeginau. Ta prasme, aš nenorėjau savo energetikos su mirusiuoju, kuris jau mirė, turėti toje nuotraukoje, kol gyva ir močiutė buvo ir senelis, tai aš turiu tas nuotraukas, kur mes ten ir į Palangą visur ten išvaikėję ir visą kitą, tarp kitko dingęs tas albumas kažkur reikės susirasti. Ir žodžiu, tai tas turiu, bet kur būdavo ta mada prie karsto fotografuotis, tai visas absoliučiai sudeginu. Aš taip pat viską ištryniau. O kaip, pavyzdžiui, žmonėms būna, jie, tarkim, laidoja kažką tai, savo artimą ar panašiai, ir jie tas iš laidojimo parsineša nuotraukas į namus ir jie laiko tas būtent po laidotuvių, kur buvo nuotrauka ta didelė, tai tą sakau, tai vėlius, kuos pasidaro, degina. Pasidaro. Taip, tai tiesiog sudeginti, nes tas ketur... Aš neturėčiau tokios nuotraukos namuose savo. Aš reikėtų padėti. Nepatarčiau netgi turėti tokios nuotraukos savo namuose. Ir iš viso tie visi keturnedėliai ir visi kiti dalykai, jie yra iš tikrųjų, kaip ir buvom šnekėję mes tarpusavį prieš tai, iš kur ir gimė šitą temą podcastui, kad su krikščionybė atėjo, tas laidojimas į žemę, tas visas keturnedėliai tie visi ir pastoviai, kodėl yra prisirišimas, prie tos sielos, vis kabinimasis, prisiminimas, kodėl tos kapinės aptvertos yra, kodėl jos ir dar kaip gardeliai padaryti, ta mada, tokia, kad visi turėtų den burtelius ir vis atskirtis tokia visur.
nu tiesiog yra tie kapai tokie atrodo, kaip įkalint visiškai tą sielą, taip įkalint, dar tvorą užtverti per visur, atrodo, kad neišeitų tie numirusieji kažkur, tai ten nesimaišytų su gyvaisiais, bet jie taigi vaikšto, jie visur, kur jie nori. Sielos, tai būtent. Jas taigi yra vis tiek visuma, sielos išeina, tai vienis. Bet lygiai taip pat ir tarkime, jeigu namuose mirė žmogus, visą kitą labai svarbu ir energetiškai tą kambarį išvaryti labai, ne? Ir nes tai refleksuoja irgi į ateitį, pas žmogus, kai gyvena. Bet nereikia irgi, aš žiūrint, jeigu savo artimą, tarkim, būdavo, kaip aš atsimenu, močiutė, senelius laidoduvę, kažkaip tai nereikia užsiciklinti, mano nuomonė, žiūrint kokį, jeigu artimasis žmogus, kad ten tiek jau valyti, tiesiog, praeini, išvalai tą kambarį, palinki ramybės, palydi ir manau, kad visa tai yra išvalyta. Nes aš tai žinau, iš artimos aplinkos, tarkim, buvo, kad žmogus jisai labai bijoja, ne, ir jis tiesiog to kambarį uždaręs buvo, ne, ir visus namus ten žiūrėjo, tvarkėsi, o tame kambarį tiesiog jodulys kaupėsi ir paskui teko valyti, reikėjo ir ten net akmuo labai gerai energiją sugeria, nešė daug akmenų dėjo, ten kaktusas labai gerai, tarp kitko, tokiuose dalykuose irgi dėjo kaktus ant palangės ir pačią gėrę, nes valė po 21 dieną 2 kartus tiesiog. Bet gal ilgai buvo uždarytas tas kambarys? Ilgai, faktas, bet aš tik sakau kaip atvejais, nes, realiai nepagalvoju, kad kaip gali veikti, ne, kaip yra svarbu šitie dalykai, ne. Svarbu, tikrai svarbu, bet nereikia taip galbūt užleisti, neužleisti, o palikti tą kambarį. Kartais žmonės įsibaimina, žinai, arba toksai, pavyzdžiui, tikrai yra žmonių, kurie, žinai, jaučia tarsi tą mirtį dar čia kažkur tokioje erdvėje. Šiek tiek jaunesni patys gal net nesuvokdami anksčiau, nes nebuvo to patyrę, bet jie jaučia tą mirtį, tokie empatai yra, kurie jaučia energijas, kur prieš tai net negalvoja, kad jie jaučia energijas. Ir jie įeina ir tarsi tenais sklando tos toksai, tos mirties kvapas. Tai jį tiesiog galima tikrai tenais, kaip sakant, pravalyti, išvalyti ir viskas. Bet jeigu tai užsibūna, tai jinai tirštėja, ta energija tirštėja ir tas toksai dar maitinimas to savo tokia, nebūtinai vien tik baimė, bet to tokiu, sakykime, vis tiek pasąmoniai, vis tiek tai yra baimė, ne, kad atidėliojimu, atmetimu kažkokiu, tai kartais žmogus netgi nenori liesti kažkokios erdvės, nes nenori susitaikyti, kad žmogus miręs, ne, būna labai daug taip, kad, pavyzdžiui, pas mane irgi buvę yra, kad tėvas mano močiutės rūbų, man atrodo, metus laiko net nelietė. Ta prasme, nes jisai norėjo tą ir kvapas, kad būtų ir jam, tiesiog galvoj lengviau buvo, kad tarsi jinai gal kažkur išvažiavus tik tai yra, ne? Tai šitie dalykai turėtų būti jau padaromi daug anksčiau, nes irgi tom mintim, tas maitinimas, tas būsena vidinė, tai yra vibracija mūsų, ne? Ir ką mes skleidžiam, mes galim sakyti, man viskas gerai, aš suprantu, bet vibracija viduje, tu neapgausi visatos, tu neapgausi aplinkos, kas iš vidaus, ne, vis tiek vibruoja ir jeigu yra kažkokia baimė, nepasitikėjimas ir visa kita, tai šitie tokie dalykai, jie jaučiasi pačioje erdvėje ir jeigu siela yra ar pastrigus, ar būna, jinai irgi jaučia tą ir jinai kartais būna neišeina dėl to, kad neužbaigtumas jaučiasi, ne, nes jinai negali palikti žmogaus dar su tokia būsena tarsi, jam atrodo, kad jisai kažką tai gero duoda, tai iš tikrųjų labai labai svarbu atsižvelgti į visus šitus tokius dalykus. Ir, visiškai taip. Aš sapnavau, kadangi labai jaučiu aš dvasias ir mirusiuosius, kaip ir minėjau, ir iš savo artimos aplinkos. Mirė mano močiutė ir ilgai buvo netvarkytas tas kambarys ir palikti jos daikteliai, viskas, supranti. Ir man sapnuojas jinai, sako, reikia sutvarkyti, sako, to kambarį. Sako, sutvarkykit tą kambarį. Sako, jau labai, sako, yra apleista, sako, ir per ilgai sutvarkykit tą kambarį. Va tokia atėjusi, jinai man perdavė žinutę pati iš numirusiojo.
Iš tikrųjų, mirusieji, vat, kaip mes ir prieš tai buvom šnekėję, kad jie ateina kaip patys pas mus, ne, kažką tai pasakyti ir pašnekėti, tai yra vienaip. Ir kai žmogus pats kviečiasi, tai yra kitaip. Tai vat, pavyzdžiui, pas mus irgi šeimoje buvo toksai atvejis, kada irgi amžinatelis jau dabar mano močiutė, jinai susapnavo savo sūnų, jisai buvo miręs per gaisrą, kad jisai sako, jai atėjo į sapną, jisai mažiukas, berniukas dar buvo, ir sako, mama, man labai šalta. Ir sako, labai šalta kuom. Sako, nu tai kur tu vaikeli? Sako, ta prasme, tu miręs, žinai, tai jinai sapnėsiu aš ne. Bet sako, man labai šalta. Ir močiutė nuvažiavo pas jį ant kapo ir buvo įgriuvęs kapas, grinai, kur kojos, nu kaip karstas būna, kojos, o jisai palaidotas tenais gal prieš kokią, sakykim, 30-40 metų ir, žodžiu, įgriuvęs grinai, va tai, va tas kapas ten matyt gal smegdome kažkokia atsirado ar kažkas įgriuvė būtent prie kojų. Ir susapnavo, tai nuvažiavo, sutvarkė, va. Tai taip jie perduoda mums žinutes kartais, jie ateina, patys komunikuoja, patys praneša, bet kai žmonės kviečiasi juos, kad paklaust, kad pabūti, kad perduotų kažkokią žinutę, jeigu jie nenorės, jie ir neteis. Neteis. Ir jeigu jie norės kažką tai perduoti, jie ir ateis. Ir būna kartais tikrai žmonės ateina, ne, kad ir į tas sesijas, vat aš noriu pasikalbėti su savo mama ten mirusi, ar aš noriu dar kažką, kartą išgirsti ten kažką ir taip toliau. Nu, jeigu pasakyti. Tiesiog toksai jo pasakyti, turėti tą klaužą, ne, vadinamą tokią. Nu, ne visą laiką pavyksta tokie dalykai, todėl kad tas mirusis gali jau būti iš viso net įsikūnijęs, ne, į kitą jau gyvenimą gyventi, nes kartais būna labai, labai staigiai viskas. Ir vat, kai buvo mes apšnekėję, kad šiuo metu yra tiek pastrigusių tų tokių sielų, ne, kad jos dabar tiesiog prašosi, tarsi, žinai, kad būtų vat, išleidžiamos, kiek būna kartais prisikaupė prie mūsų, ne, ateina per va, tas sesijas darėm, kaip praeitą savaitę, kai ta moteriškė, kur tenais tos buvo prie jos dvasios labai daug prisikaupė. Taip, labai daug. Žiūrkės, ir visą kitą, kiek pasileido, ne, tenais gal kelios dešimtis tų sielų pasileido. Labai. Iš tikrųjų, ir kaip vat, žmonės, kai kurie per net gyvenimus eina, kiti pastrigdina tas, vat, tokias... Jie patys pastrigdina tas sielas, kaip atrodo, žinai, pilna jų ir jie taip nori išeiti, arba močiutė viena lakstė, žiūrėjo, kur man išeiti išėjimą, tiesiog jinai siela paskui kaip propkė, šoko ir išėjo, nu taip. Net nepagalvojam iš tikrųjų, nepagalvoja žmonės. Taip, ir labai daug, vat, kaip tik paskutiniu metu gaunam tų tokių paklausimų, ar mes darome ir atliekame namų valymus. Tai taip, mes darome ir atliekame taip pat namų valymus. Irgi tai vyksta nuotolio, ne, aišku, kiekvienam mes tenais atsiunčiame, kaip tenais darome ir ko mums reikia, kokios medžiagos mums reikia, kad mes tai galėtume padaryti. Buvo toks atvejis, kad kreipėsi dėl išvalymo namų, nes negalėdavo, tarkim, naktim ramiai miegoti arba girdėdavo balsus, žingsnius, ypatingai žingsnius toksai, kad ateina vis kažkas toksai tuksenimas arba puodelių barškinimas. Na, tai buvo toksai gąsdinimas, nes girdėdavo ne tik suaugusiai, bet ir vaikai. Tai mes atlikom visiškai namų valymą ir po namų valymo įsitvyrojo tikrai ramybė ir harmonija. Tai tiesiog atsiunčiame instrukcijas, ką turi žmogus atsiųsti, ką turi padaryti ir tai yra atliekama visiškai harmoningai ir be jokių... Ir tai yra labai svarbu iš tikrųjų žmonėm, kurie nusiperka galbūt naują namą, ne, ir tiesiog įeina, tarsi jaučiasi seno kažkokia dvasia, būna tokios dvasios, kurios neįleidžia, bet kaip ir pačioje pradžioje, ne, mes šnekėjome, kad tų naujų šeimininkų neįleidžia, nes jie jaučiasi to namo šeimininkai, čia jų yra ir pavyzdžiui, galbūt vaikaičiai ar kažkas tai nenori gyventi paveldėtojų toj kokioj sodyboje, ne, ir jie parduoda tą sodybą. Ir va ta dvasia, jinai tiesiog jaučiasi, kad čia mano namai ir kažkokie čia ateina pašalaičiai ir dabar darys netvarką. Tai iš tikrųjų tokių begalės yra atvejų ir lygiai taip pat irgi buvo tokia situacija, atsimenu pas mano buvusią brolinę, žodžiu, kai jinai atsikraustė į butą nuomotis ir jinai tiesiog pamatė tualete
įjungė šviesą ir tarsi kažkas tai kaip pasikorės ir vėl dingo. Ir kelis kartus tai buvo ir realiai jinai pas kažkokį kaimyną paklausė, sako, jo, prieš tai prieš jūs pasikorė tenais moteris ir giminaičiai nusprendė tiesiog nuomoti, o tokių dalykų nežinai, šiais laikais žmonės nelabai šneka, kai kurie bijo, kai kurie nenori pasakyti, ne, tokių dalykų, ypač apleistose kažkokiuose namuose, kur paskui nusiperka žmonės ir ten juos pasistato, kiek tenais yra įvairiausio, ne, tokių ir tų pakaruoklių, ir tų visokiausių sielų pastrigusių, kurios būna. Tai iš tikrųjų savo namus reikia ir būtina valytis. Aš atsikrausčiau į šitą namą prieš 20 metų ir irgi buvo dvasios, kurios tiesiog varstė tai duris, įjunginėdavo virdulį, vonioje irgi varstė tas duris ir gazindavo. Tuo metu aš ten toli gražu nuo sąmoningumo buvau, tai toksai tikrai labai didžiulis nejaukumas. Ir visą laiką, aišku, tuo metu aš jauna buvau, tai tas toksai iš pradžio ir juokinga, ir paskui šiek tiek baisu, bet kadangi mes čia buvom studentai, atsikraustė keletą mūsų žmonių, tai tokie būdavo daugiau, gal pasijuokdavom, to rimtumo tokio nesupratom, kas iš tikrųjų galėtų būti, bet realiai, kaip mano tėvas išėjo iš gyvenimo, tai jisai pas mane buvo atėjęs čia į namus ir aš su mama tada, atsimenu, šnekėjau su telefonu, mano vyras buvo išvažiavęs ir, žodžiu, pas mane visiškai planšetė buvo išsikrovus, ta prasme, absoliučiai ir įsijungė ir tas toksai hello. Ir aš mamai sakau, šakės, dabar, ta prasme, sakau, išsikrovęs. Ir vėl jisai išsikrovė ir tiesiog tu bandai jungti, neįsijungė, nes tenais visiškai. Ir paskui visą naktį darinėjosi duris ir net vyras mano girdėjo, kuris tikrai netiki tokiais visais dalykais. Jisai net girdėjo, sako, pastūkstens ir išeis. Tai taip ir buvo. Vieną dieną tik tai buvo atėjęs, kad atsisveikint matyt. Tai paliko, ačiū Dievui, tuos namus, bet iš tikrųjų kiek tokių atvejų yra, kur žmonės tyliai kenčia, kartais gėdijasi kažkam tai pasakyti, kartais jau net susitaikę tenais gyvena, ne, kai galvoja, kad naminukas čia kažkoksai tai vagia ten raktus, koinės ar tai dar kažką, iš tikrųjų tikrai yra dvasios ir būtų visai iš tikrųjų gerai tokius namus, ne, pravalyti. Tai jeigu kam reikės, visiškai valyti. Taip. Iš tiesų pas mane pačią tai buvo, kai atsikraušytis namus, tai būtent per vandenį labai reiškėsi. Vieną kartą atsikraušęs pirmą dieną, net realiai vanduo pradėjo pasileido, ne, ir po to buvo visokie įvykiai, labai daug kartų buvo pasireikšta per vandenį, arba būdavo pačioj, girdėdavo viršui, kad kažkas kaip vaikšto irgi, tai labai daug kartų buvo. Mes visos trys esam patyrusios, tai tikrai yra buvę ir man, ir nuo vaikystės. Aš tai nuo vaikystės iš viso tai matydavau, nežinodavau, kur kreiptis ir visa kita. Iš pradžių man būdavo for fun, ta prasme linksma, kai mane stebi ir ten, žinai, manim ten žavis ir gėrisi. Paskui prasidėjo tokie dalykai, kad aš nežinau, kur kreiptis ir kas su manim vyksta. Tai buvo tada jau nebejokinga. Bet išėjau į kambarį, kur užsidaro duris, nėra atviros patalpos, tarkim mane, praėjimų. Nurimo, bet iki pat šiol, pavyzdžiui, atviroj, taip pat erdvėj, gulėti man, būtų fiesta mirusių. Bet iš tikrųjų labai gerai paminėjai, žinai, iš tikrųjų vaikai labiausiai jos jaučia, ne, ir gyvūnai, pavyzdžiui, gali žiūrėti vieną kampą, arba vaikai gali sapnuoti košmarus, verkti, nenorėti būti patalpoje, arba su kažkuo šnekėtis, ne? Taip. Nes jie labiausiai jaučia tokius dalykus, tai irgi į ką atkreipti dėmesį. Reikėtų, aišku, ne visą laiką būna net dvasios ir kartais vaikai tiesiog fantazijas turi, bet jeigu tai yra neramu ar kažkaip tai yra, kad vaikas reaguoja arba bijo įsigandęs, arba kaip tik labai čiauška, kaip tu sakai, ne, kad tave gyrė ir visa kita. Ir tas vaikas galbūt netgi, ne, jisai yra kaip tik toksai visai kitoksai ir nenori su gyvais galbūt žmonėmis ir draugais bendrauti, labiau jisai linkęs būti užsidaręs kambarį ir su kažkuo tai bendrauti. Bendrauti ir neaišku, iš tikrųjų, kokia ta dvasia, žinai, gali prisimesti prie to vaiko kaip ir draugas, žinai, o gali būti ir tikrai viskas gerai, artimas giminaitis. Tai labai yra svarbu tikrai nenustumtos vaikus ir tiesiog su jais kalbėtis. Negalvot, kad išauks, negalvot, kad išauks. Nenusišnekėk, kad ne, jokiais būdais, nes tu nežinai, kas pas tą vaiką viduje darosi.
Bet važiuoju, kad kaip ir gyvūnai reaguoja, ne? Nes gyvūnai kaip jos jaučia ir tas katės, ir ne tik katės, ir tie patys šunės, nes aš žinau, tai irgi artimoje aplinkoje buvo, kad kaip šuo reagavo po mirties, ne, išėjo kai žmogus ir tiesiog eidavo, šuo sustingdavo net, ant kiek jausdavo ir tiesiog lipdavo laiptais, kaip žinau, ir tiesiog sustingdavo, arba atsistoja ir taip stoja, žiūri į vieną tašką. Taip, mano šuo apsisisiavo iš baimės. Taip, nes čia pradėjo visas drebėti, kalatuotis ir apsisisiavo iš baimės. Taip. Ja. Na, iš tikrųjų, yra tų gerųjų sielų, bet yra ir tų, kurie tikrai piktybiškai eina ir iš tikrųjų irgi vieną turėjau tokią sesiją asmeninę, tada iš tikrųjų toksai net linksma tai buvo, kai žiūri iš kitos pusės, bet žmonėm, kurie gyvena, aš tikiu, kad nebuvo taip linksma, kai žmogus tiesiog, irgi pastrigus pati pasakius, kad jinai, ta prasme, visiems atkeršys tie, kurie nubaudė ją, buvo kažkada tai prieš tai gyvenimuose nubaudė, sudegino ir visa kita, ir paskui jinai prižadėjo kiekvienam vaidentis. Ir jinai tą darė su savo tokiais siebrais, kurie buvo kartu nužudyti ir visa kita pastrigus, ir jinai eidavo ir tuos visus tokius žmonės gazdindavo. Tai iš tos pusės, iš tikrųjų kartais mes irgi pasakom, aš irgi esu pasakius taip savo šeimai, kad jeigu jūs manęs taip ta prasme nesusitvarkysit su mano kūnu taip, kaip reikia, aš jums visiems vaidensius. Ir žodžiu, iš to gali būti, juokas gali būti, bet paskui kitiems žmonėms tai yra labai nejuokinga, tai niekada nežinot, kam padarė ir kas tenais nori jums. Ir dar turbūt ką pasakė, nes kaip svarbu ir stebėti, ką sakai, ne? Ir sakyti, ką sakai, bet turiu omeny, kai Laura šneka, kad aš irgi esu pasakiusi, aš norėčiau taip, ir jeigu nebus, tai, žinai, ten vaidensiusi. Tai, žinai, taip ir atsitinka, būna, kad tikrai taip atsitinka, bet tada žmonės gazdinasi, ne, bet ir ta siela, jinai neranda išėjimo, jinai pati pastringa, jūs įsivaizduojat. Tai ne tik žmogus gazdinasi, ir ta siela pati kenčia. Taip. Visiškai taip. Ir tie visi tokie dalykai, tokie, kur išėjimas, tos pats sielų tenais, ir tas turi būti harmoningas. Aišku, labai labai nuostabiausias pats dalykas būtų, kada jau gilioje senatvėje, žmogus nugyvenęs visą savo gyvenimą, jau jisai tenais, kaip sakant, išeidinėja ir visa kita, bet aišku, dėja yra kitaip gyvenime, bet būtent apie tokias labai kažkaip irgi norisi pašnekėti, nes todėl, kad irgi turėjom klientę, kuri geba nusiskaitę, būtent, kad geba išlydėti tas sielas, ir ne vieną kartą taip yra buvę, ir ne vienas tikrai toksai žmogus yra, kad tokio žmogaus antiek lengva pati energetika, energija, ta aura tokia, kuri net mums skanuojant ją buvo, kad pačios visos išsiplėtė mane, tiesiog tas toksai išsiplėtimas, toksai atrodo išsiskaidimas į daug tokių dalelių, tai tokio žmogaus energetikoje siela, jeigu numirtų, ir ta moteris kaip dirba ligoninėje, tai jinai jau net nežinodama pati jau vykdo savo sielos misiją, ir jinai realiai vien tik jos buvimas šalia kažkur, tai kur numiršta tos sielos, jos gali labai lengvai pakeisti. Lengvai šit netrodo, dabar tokį taką, bet tokia graži energija, jinai tik atsistoja, tarkim, toks žmogus, kuris, pat lengva prie jo, kaip tu dabar kalbi, įrodo tokį grinai taką, kad siela tiesiog taip lengvai jinai ir pakyla, be jokių trukdžių, be jokių užstrigimų. Tiesiog. Labai reta, kur žmonės turi tokį gebėjimą, kur šalia jų realiai nesistengiant, tiesiog būnant, kad siela gali tiesiog pakilti, nes jos tokia ta energetika, kaip atrodo kiekvienas tas išsiplėtas tas burbuliukas, pro kurį tą gali praeiti, ir tokia lengva, kaip toksai zefiriukas, toksai labai. Ir man atėjo dabar tokia mintis ir kažkoks toks pajautimas, žinai, kad mes taip pat, jeigu jaučia, pavyzdžiui, artimieji, nežino, ir jaučia, kad yra pastrigę ar patys pastrigę, kad tikrai nesidrovėtų ir gali pas mus kreiptis į sesijas, iš tikrųjų. Nes reikia žinoti tikrai tikslingai, kas tau gali padėti, palydėti tą sielą, nes tikrai kiti jaučia, bet nežino, kaip tai padaryti.
Ypač jeigu būna kažkokios tai nelaimingi atsitikimai, ane, arba išeina patys žmonės, pasirenka tokį kelią dėja, ne, ir visa kita, ir jaučiasi, kad yra tie pastrigimai, tai tikrai mes galime padėti ir tikrai ne vieną kartą esame palydėję sielos, kurios šiaip pastrigę yra prie žmogaus, kurios jau būna, ateina prisijungia, nes mes skanuojame, ne, tos ir neramių bekūnių, sielų dažnius ir visa kita, tai su šitais dalykais irgi dirbame, tai tikrai nekentėti, ne, nekentėti tyloje, galvoti, kad tiesiog kažkada tai baigsis ar praeis, ar atsitrauks, ar dar kažką. Tikrai kartais būna, kad išsenka ir ta siela dar daugiau nusėda kažkur tai į tokį dar kitokį, dar pilkesnį tokį pasaulį ir visą kitą. Ir tiesiog visiškai neberanda jau jokios ramybės. Tai labai labai svarbu, iš tikrųjų, jeigu jaučiate kažkur tai, kad tiesiog pasižiūrėti, tiesiog kreiptis ir tikrai galime padėti, nes dirbame visiškai. Ir net būna situacijos, net žmogus, kuris jau, tarkim, yra grinai prie mirties, ne, taigi būna ir kitiem, ir jiem reikia pagalbos jau prieš tai, kada jie mirs, ir jiem irgi galima padėti sielai išeiti, kad jinai nepastriktų. Jis yra ir tokios ceremonijos. Jo, tokias jau atlieka iš tikrųjų žmonės, kurie šalia būna, tie sėdi, kurie padeda išlydėti tiesiog prie tą. Aš iš tikrųjų žinau porą netgi moterų, kurios Lietuvoje tokį darbą ir daro. Jos važiuoja pa žmonės, tiem, kurie būna prie mirties, ir šeimos apie ją žino, ten iš lūpų lūpas sklinda tos apie jas ten tie, ne, ir jos tiesiog važiuoja ir jos sėdi ir jos padeda žmonėm išeiti. Irgi šalia to mirusiojo, bet labai dažnai, kada pas mirusį, jeigu tai yra harmoninga, aplamai mirtis jau būna, ateina ir kiti artimieji, jį pasitikti sielą irgi. Ir tas toksai išleidimas, to tunelio pačio padarimas, nes pati siela kartais jinai muistosi, jinai nenori kartais išeiti, tai abi pusės susijungia netgi, ne, ir iš šitos pusės, ir iš kitos pusės, ir susijungia keli netgi, kad padėtų tai sielai išeiti. Tai iš tikrųjų, šiaip paėmus visas tas toksai išėjimo procesas, jisai yra toksai įdomus, ne, jau visiškai kartais būna jau siela pakilus, netgi kartais jinai jau pakilus ir išėjus iš kūno, būna kartais netgi keletą dienų iki pačio kūno fizinės mirties. Visiškai taip, tikrai taip. Tikrai taip. Tik tai būna, kad kūnas lieka toksai kažkoksai net spaudimas, taip galvoj pradėjo, toks atrodo, toksai man taip pat į tą tokį įėjom į kažkokią tai tokią erdvę terpę, kadangi tos visos energijos, tai va, tai šiaip jeigu kas turite kokių nors istorijų papasakoti apie visas šitas dvasias, apie kažkokius galbūt įvykius jums nutikusius, apie įvairiausias, nes tikrai mum per tiek laiko irgi pasimiršę tokių įvairiausių tų istorijų, tokių, kurios yra nepaaiškinamos. Mano vyras yra pasakojęs irgi, kad mažas vaikas, jisai ten sėdėjo kieme ir buvo labai labai sunkios tokios ąžuolinės durys ir tiesiog prie jo akių jos atsikėlė iš vyrių ir nukrito. Ir turėjo 2 vyrai atėję įstatyti jas į vyrius, nes tiek jos sunkios buvo ir joks skersvėjis tikrai taip nepadarytų, nes jos pakėlė ir iš vyrių išėmė. Tai įvairiausių tokių istorijų būna ir kada ateina tos sielos, kartais praeina pro šalį ir papokštauja kažkur, kartais užsilikę būna, kartais patys save, ne žmonės būna prakeikę, kartais prakeikę įvairiausius giminaičius ir visa kita. Ir ten tos geistinės įvairiausios, kurios tankiausio to tokio dažnio, kurios gali paliesti, gali prievartauti. Per sapnus tenais naktį, kur žmonės tikrai atsikelia su smaugimo žymėm, su įvairiausiom atspaudais ant rankų, ne, įvairiausios tos istorijos ir iš tikrųjų žmonės labai gėdinasi apie tai kalbėti, ypač moteris, kurios yra, tikrai patiria prievartą per sapnus ir kartais būna tai nuolatinis dalykas, kada žmogus jau bijo eiti miegoti arba negali net užmigti be kažkokių migdomųjų ir raminamų ir atsikelia vis tiek, ne, su tojais visokiausiais žymom, tom nudraskimais visokiausiais ir taip toliau, slepia, net nuo pačių artimiausių slepia ir kenčia. Tai šitie dalykai irgi jie būna, jų yra ganėtinai nemažai, daug daugiau negu kai kam galbūt
galbūt atrodo, tai irgi tokius dalykus visiškai galima sutvarkyti ir galima viską padaryti. Absoliutiškai. Ir išvalyti, rasti tą priežastį, pasižiūrėti, kodėl tenais yra, ne, ir pas tą žmogų galbūt prilipę, galbūt namuose yra tiesiog kažkoks atviras portalas, per kurį kartais būna net patys namai, ne, pastatyti ant buvusių kažkokių kapinių. Kapinių, taip. Dar ir tenais atsidaro portalai, realiai. Visiškai. Tiesiog, eilai visokiausi, kur būdavo išžudyti, šiaip išžudyti ten tie bolševikų armijos, ne, niekada tu nežinai, net kur tavo stovi. Ir gal tenais buvo masinė kažkokia, tai ne kapavietė, ten užvėti, tiesiog prabėgom ir tenais viskas. Tai įvairiausių tokių dalykų būna ir niekada jūs net galit nežinoti, kad jūs gyvenat kažkokiam portale, ne, arba buvę pelkės, tenais priversta gyvulių įvairiausių, žmonių, marai buvo, raupsai įvairiausi. Tie žmonės, taigi niekas tenais anksčiau ne... Niekas nežino, netrodo dabar tokią vietą, įsivaizduoji, kur pavyzdžiui, kai tu dabar toks kaip buvo dežavų, gyvūnai sumesti, žmonės, viskas sumesta, užpilta žemių ir pastatyti yra daugiabutis, rodo 5 aukštų. Ir kas tokiam iš tikrųjų tenais, pavyzdžiui, negali žmonės... Visam daugiabutį. Ir tenais greičiausiai pijokystės, girtoklystės, muštynės, nedarna, nesantarvė, tenais galbūt bedarbystės ir visi kiti tokie dalykai, arba tenais vaidenasi labai ir žmonės net nesupranta, kodėl. Ir klausia, kodėl, už ką man. Iš tikrųjų, mes niekada nežinom, ir kokia žemė po mūsų namu ir visa kita. Tai žinokit, tikrai yra tokių istorijų begalės ir nereikia tikrai nei gėdintis, nei dar kažką. Tai mes jau prisiklausę visokiausių istorijų esam begalės, visos patyrę ir matę. Tai pas mus tikrai galite kreiptis visi ir su visokiausiam tokiom istorijom ir tikrai mes darome ir atliekame tas būtent sesijas nuo visų šitų dalykų, kaip sakant, žmonėm padėti taip pat. Tai, aišku, be to ir visi kiti dalykai. Tai tikrai tie ir namų valymai yra reikalingi. Jie būtini yra. Ir čia tada susitvarko, ne, daug kas gyvena kažkokia nedarnoje, pyktyje, o kartais būna dvasia, ne, kiek esam matę, kaip tik, man atrodo, savaitę ir darėm tą sesiją, kada prie vyro buvo prilipusi moters siela ir jisai tarsi jau turi žmoną, jisai negali į savo žmoną tarsi žiūrėti, ne, ir jisai nenori, jos energetiškai net nejaučia, nes dvasia yra prilipusi. Tai įvairiausių tokių ir šeimos būna, skiriasi, nesutarė, arba gyvena paskui tik tai dėl vaikų, nesupranta, kas o iš tikrųjų realiai tenais kokia dvasia. Lygiai taip pat prie moterų irgi būna vyras, kokia vyriška dvasia prilipus ir tas vyras jos nustoja norėti, nustoja jisai pykti, jai pradeda jausti, tarsi kaip jinai kažkokia tai išdavikė, o nusiskaito jam energetinėme lygmenyje, todėl kad mes esame energetinės būtybės, kad yra kažkoks svetimas. Gali net vyras sakyti, kad tu mane išdavinėjai iš niekur nieko, ne, ir ta moteris sakys, ne, niekur aš Petrai neinu, o jisai galvos, kad jisai neina. Taip, bet gali jausti moteris taip pat, kad lyg tai jinai kažką ir turi, iš tikrųjų, bet toks jausmas būna, lyg kažkas ir yra tokio, žinai, nes tie visi tos dvasios, jos gali sukeisti tokį ir, aš esu darius sesiją, seksualinį tą geismą, tą tokį, žinai, atrodo, lyg aš turiu kažkokį žmogų. Supranti, jinai gali jaustis, kai jinai tikrai ir tą vyrą išduoda. Taip. Ir tas vyras nuskaitys tikrai, kad jinai kažką turi, nes, jaučiasi energetiškai, kaip ir tu pati sakai. Energetiniam lygmenyje tikrai jaučiasi. Ir tas ir yra tas toksai, kad netgi tie pykčiai kartais šeimoje yra jau trečiųjų asmenų, kurie ne asmenys, o tiesiog dvasia prisikabinusi yra. Visiškai. Aš net žinojau irgi tokį, kad, jis žmogus labai pagyvenęs, bet jis labai piktas ir agresyvus, ne? Ir buvo situacija tokia, kad pagrindinė pasi labai daug tų poltergeistinių dvasių tiesiog prikibė ir jį tiesiog pykdo, erzina ir jisai pats piktas kitiems žmonėms. Taip, čia irgi toksai, o atrodo, kad žmogus labai yra piktas, negeras, o iš tiesų pas jį patį tos poltergeistinės dvasios prikibusios.
Taip, kiek dar yra irgi tokių žmonių, kur, žiūrėkit, iš tikrųjų, vat, pavyzdžiui, kad ir, ten tų senyvesnio amžiaus, kurie nieko iš manęs jūs paškustvos negausit, viską nusinešio šitą visą savo turtą, visą savo tą, kojinę po pagalvę. Jie tikrai niekur iš tų namų neišeis. Ir kartais giminaičiai sėdi, laukia, kada pasimirs ir galės čia pertvarkyti viską ir padaryti. O tas žmogelis pasimirs ir jisai taip dar parodys dar daugiau, negu kad tenais buvo gyvas. Taip, nes tokių irgi yra, kurie tokie kenkėjiški iš karto. Žmonės nusiteikia kenkti tiek gyvi, kol yra, tiek mirusieji. Jau paskui jau mirusieji. Tai tikrai ramybės kartais, kurios laukia žmonės, nebūtinai turi jos ir sulaukti iš tikrųjų. Tai visokiausių tų istorijų tikrai yra. Tai žodžiu, mes čia tam, kad padėtume, tikrai tam, kad pasitarnautume ir visi, kas turite kažkokių, kaip ir minėjau prieš tai, istorijų, nesvarbu, ar susijusių su dvasiam, ar šiaip kažką tai norite pasidalinti, ar norite tiesiog kažkokį klausimą galbūt užduoti, tai tiesiog čia apačioje paliksiu aš mūsų e-mailą ir jį galite rašyti, savo visas istorijas, visą tai, ką norite galbūt paklausti, tai mes tikrai konfidencialumą garantuojame, niekada gyvenime nepasakosime nei vardo, nei pavardės, tiesiog paskaitysime tą laišką kaip istoriją ir tiek, nes labai kažkaip įdomu, sulaukėme begalės jūsų asmeninių žinučių, iš tikrųjų, kaip jums patinka mūsų šita tinklalaidė, tai jinai kiekvieną savaitę vis daugės, platės, tos temos atsiras įvairesnės, ane? Turiu klausimą, būtų įdomu irgi sulaukti, kadangi praeitą kartą irgi rodžiau taro kortas ir apskritai būna, aš turiu tas markozinės tas kortas, bet taro kortas. Vat dėlionė savaitės. Aš galiu, tarkim, savaitės pradžioje, pirmadienį arba sekmadienį vakare įkelti video savaitei. Jeigu kažkam rezonuotų, tikrai aš galiu šitą padaryti. Savaitės, tarkim, žinutė. Gal kažkam rezonuos, o gal kažkam nerezonuos, bet tiesiog aš tai padaryčiau. Taip, tai parašykite, ar jums būtų įdomu, ir tikrai Laura yra nuostabi, jinai taro kortų specialistė yra ir iš viso tiesiog galėtų daugiau, labiau, plačiau papasakoti apie tai irgi, jeigu įdomu apie kortas, galima kažkurioje irgi laidoje skirti tam dėmesio, kaip jos veikia ir visa kita, ir kada reikėtų atkreipti dėmesį, kokiais, ir kaip jos, kad jos yra tas toksai pats puikiausias parodimas, kaip dabar žmogus jaučiasi ir jeigu iš tokios būsenos jisai gyventų, kaip būtų, bet galima viską pakeisti ir visą kitą. Tai tikrai labai nuostabi ir įdomi tema. Tai tikrai tikiu, kad mes ją pašnekėsime. Ir su dvasiom, man atrodo, kaip ir viskas šiandieną. Ir dar norime tada tiesiog pranešti, kad kitą antradienį mes darysime patį nuostabiausią joninių ritualą, kurio laukiu patirti. Tiesiog pasakišką tokio ritualo, iš tikrųjų tai nėra buvę, nėra tik tokio buvę online ir man atrodo, Laura, plačiau šiek tiek papasakok tu apie šį ritualą, kas ten daroma. Taip, sukilo man energija, iš tikrųjų labai toks karštis iš karto. Aš prajaučiau šitą ritualą. Realiai, aš išjaučiau, mes pradėjom su merginom kalbėti, kad bus 21 diena, ten jinai labai stipriai energetiškai, nes lygiadienis ir joninės. Ir man paskui atsivėrė, kad galime padaryti ritualą. Ir man dėliojo grinai žingsnius, kas turi vykti tame rituale. Tai vat aš ir pasidalinome su merginom būtent apie šį joninių ritualą. Taip, ir tenai bus ir vainikų pinimai, ir paleidimai, užkrovimai, ir su žvakėm, taip, su ugnim, su oru, su vandeniu, su žemės stichija, visos stichijos bus sujungtos. Absoliutiškai. Aš jau laukiu, tai nežinau, man net padai pradėjo dabar keistis. Tas yra tikrai nuostabus. O intencijas, kai susijungsim, mes jas tiesiog aktyvuosim. Aš matau, kaip tos raidės visos tiesiog jos aktyvuojasi auksu, ugnim tiesiog ir jos duoda vibraciją, nes kai rašai, tai yra vibracija. Ir ją aktyvuosim visi. Taip.
Taip, aš jau tiesiog laukiu, nesulaukiu, pradėsiu rinktis, mes kaip tik važiuojam nuo jau prieš metus laiko numatytą kelionę į Velsą, Lina bus tenais irgi ir aš žinau, kad aš iš tenais parsivešiu ir paparčio lapų įvairiausių, nes todėl, kad pas mane čia šiek tiek sunkiau rasti tokių žalumynų, bet tenais būsiu miškuose, tai kaip tai grįšime pirmadienį, tai antradienį, žodžiu, aš jau būsiu pasiruošęs visas tas puokštės ir gėlių laukinių, ir paparčio, žodžiu, lapų, ir pagaliuką, tą, kad peržengti į naują savo realybę, naują savo identitetą. Visos trys užleisime visas tas energijas, kad visos aktyvuotųsi, kad visi norai, tie, kurie jūs norite, įsipildytų, pinsime tuos vainikus kartu ir visą tą sudarę, visą šitą tokią energiją, energetinį lauką, šitą visą energetinę erdvę, tai bus nerealiai galinga energija, nerealiai galinga, kuri tiesiog... Man toks karštis dabar užkilo. Man realiai karšta. Jo, mes kai pradedam šnekėti iš tikrųjų tarpusavy apie kažkokius ritualus, tai tiesiog pasvistas, galim... Visiškai. Tai va, parodo iš tikrųjų, kokia energija ir kokia energetika jūsų laukia ir tikrai visos jūsų svajonės išsipildys ir ta užkrova bus visi blokai pašalinti, ne? Savo naujos versijos, naujos realybės. Sušluosim viską nuo paviršiaus, kaip sakant, visus blokus tam, kad visos tos jūsų svajonės ir išsipildytų. Tai va, kviečiame kitą antradienį, 23 dieną, žodžiu, į nuostabiausią patį joninių vakarėlį. Tai žodžiu, mes garantuojam, nuotaiką garantuojam, energijas ir energetiką garantuojame. Tai reikia tik tai jūsų ir jūsų pačių to, kaip sakant, noro. Ir visų šitų, kaip sakant, atributikų, kurių mes darysim ir susijungimą. Taip, susijungimą. Tikrai taip. Tai va, tai antra mūsų tinklalaidė jau yra baigta, labai nuostabia tokia gaida, tai žodžiu, iki kitų kartų lauksime būstų pasidalinimų ir visa informacija apačioje. Iki viso gero. Iki.